Sveiki, brangūs žiūrovai, atvažiavau į Kaišiadorių geležinkelio stotį ir šiandieną pirma diena naujo maršruto, kuris yra iš Vilniaus į Rygą. Ir štai išėjus į peroną yra netgi informacinis stendas ir yra parodyta traukinys 889 Ryga. Į Kaišiadorius atvažiuoja 7 valandos 14 minučių. Norėjau aš iš Vilniaus važiuoti, bet pagalvojau, kad Vilniuje neturėsiu kur palikti mašinos, todėl atvažiavau į Kaišiadorius. Netgi Kaišiadorius man šiek tiek arčiau negu Vilnius iš Alytaus. Nuvažiavo traukinys Kaunas, jo peronas štai ten toliau. Na ir štai šis traukinys. Pirma klasė, gale susėdę vyriausybės nariai. Matau, kad ir ministras yra susisiekimo. Labas rytas, antras vagonas, taip? Kaip gražiai papuoštas traukinys, kalėdiškai. Na, paskui aš nufilmuosiu jį, kaip jis atrodo. Pateikė tokį meniu, galima įsirinkti maisto. Iš pačio ryto man dabar nesinori nieko valgyti, bet kavos tai užsisakysiu atsigerti. Ta proga gavom dar saldainių, tai va prie kavos bus šios saldainės, vadinasi Vilnius Ryga. Džiugu ir servetėlė. Važiuoju aš vagone, kuris yra papuoštas kalėdiškai, bet pereisiu per visą traukinį, pažiūrėsim, kaip atrodo pirma klasė. Laisvų vietų matau, yra dar, bet visos vietos buvo išpirktos tiesiog nuo pardavimų pradžios praėjus 15-20 minučių. Kiti vagonai nėra papuošti. Kiek laiko stovi? 5 minutės. Tai pasitinka Šiauliai šį traukinį. Parodysiu, kaip dabar traukinio apžvalga, kaip viskas atrodo. Labai gražiai pasitiko. Daug žmonių nelipo. Kaip mumis pasitiko, mes čia pakė. Ir graži eglutė. Tai jūs turbūt ir komentavo čia labai. Tai dabar smėgiškas iš Joniškio. Toliau. Ir toliau einant yra pirma klasė. Jūsų parodysiu pirmą klasę. Dar antra klasė. Pirma klasė toliau jau yra daugiau atsisakytos vietos. Štai čia pirma klasė. Jei tik išlipsime Rygoje, bus tikriausiai sutikimas šio traukinio. Atsiprašau, kad reiškia, kad gali... Bet jeigu važiuotų tik tai... Štai taip gražiai atrodo.
šventiškai šis vagonas. Galima dviračius vežtis. Ar važiuodavo į Joniškį traukiniai? Nu, mama dar laikys atsimena, kai Vainigai važiuodavo. Bet iki šio traukinio nevažiavo, ne joks kitas. O, tai gerai, va, atsirado. Ir va, kiekvieną dieną važiuoja, kas labai gerai. Nes tikrai kažkaip pagalvojau, kad į Joniškį iš vis nevažiuodavo. Tik važiuodavo tas traukinys, kur iš Ukrainos prieš keletą metų važiuodavo irgi pro Joniškį lygtais. Nestodavo jisai? Kur iš Kijevo, iš Kijevo. 4 sostinių traukinys buvo. Paskui nuėmė dėl pandemijos, o dabar aišku, dėl žinomų priežasčių ir nevažiuoja. Kaip gerai. Dar namie niekaip gerai nepasitiko. Turėtų atsidaryti. Štai toks tualetas yra šiame traukinyje, jis pritaikytas ir neįgaliesiems, viskas labai švaru, tvarkinga. Neužilgo atvažiuosim į Jelgavą, Latviją, pažiūrėsim, ar ten mus kas nors pasitiks. Nes matau stulpus, tai labai stato intensyviai. Taip, greitai darbai vyksta. Nu ir kaip mus pasitiks Latvijai, ar ne? Pažiūrėsim. Va, jau yra, va, mojuoja, faina. Latvija irgi labai susidomėję laukia šito traukinio apie Lietuvą. Taip, ar irgi pakeliauti. Nu, įvykis vis tiek, žinai. Garbus svečiai. Rygoj bus garbesnių. Kaip taris? Jelgava. Jelgava pasitinka su sniegučiu. Porą minučių, nestojom. Na štai ir Latvija. Jelgava miestas. Kiek žmonių filmuoja daug. Lipom, traukinys stovi tik porą minučių. Laikrodis gražus. Čia tikras vintažinis. Oho. Tikrai yra telefonas dar tas senovinis. Centrinis turgus, va. Kaip pastatai? Taip. Buvo depas.
Rygos geležinkelio stotyje du nauji jau pradėjo turbūt važinėti. Aha, taip, yra keleivių. Neseniai juos įsigijo Latvija. Taip, tai visas geležinkelio transportas gana pasenęs toksai. Kaip galvoji, ar nebus orkestro? Rytoj važiuojat? Iki malonaus. Rytoj važiuojat? Rytoj ne. Ne, mes rytoj grįžinėjame. Einu, dabar pažiūrėsiu, kur mūsų ypatingieji keleiviai. Na, matau premjerę, matau ministrą. Yra ir Seimo narių. Na, iš tikrųjų įvykis didelis. Tai toks susidomėjimas šiuo traukiniu. Daug žmonių pasitiko, daug kamerų, daug žurnalistų. Štai Lietuvos atstovai. Aš tai brangus žiūrovai. Esu jau Rygoje pirmas reisas ir šis nuostabus lenkiškas traukinys. Na, bet jūs dar neatsijunkite. Pavaikščiosiu po kalėdinę Rygą, parodysiu kokių nors įdomių vietų, kaip pasipuošusi Ryga.